Gerai, tai pradėkime mūsų pamoką. Tai šiandien pas mus jau startuoja naujas dalykas. Tai dalykas vadinasi animacija. Tai tikiuosi šis modulis jums patiks taip pat kaip ir vaizdo technologijų pamoka. Animacijos dalykas bus labai toks nepasakyčiau, kad jis bus labai lengvas, bet nepasakyčiau, kad bus labai sudėtingas. Bus įdomus. Bus įdomus, tikrai. Mes pradėsim nuo tradicinės animacijos, nuo senovinės animacijos, kurį jau jūs išbandėt, mes buvom su jumis edukacijai ir baigsim ties 3D animacija. Tai tikrai bus ir 2D, ir dirbsim su iliustratorium, ir su Photoshopu, ir su Krita. Planuoju tikrai, kaip ir visada, laikyti tą tempą ir kad jūs išmoktumėt ko daugiau, o paskui jau išsirinksit, kas jums prie širdies ir kokiais įrankiais jūs norėsit naudotis ateityje. Tai gerai, tai šis modulis sudaro 200, man atrodo, 201 ar 205 pamokas, bet taip nesvarbu, 200, ne? Tai tikrai kursas yra gan didelis, dėstysiu vien tik tai aš. Pažymys bus tik iš mano dalyko. Man atrodo, tik tai Vidos meilės įeina į mano dalyką. Vidos meilės, jau. Tai va, tai tikiuosi patiks. Linkiu sėkmės visiems ir tada mes pradedam. Gerai. Tai pirmas dalykas, kas yra animacija? Kas yra animacija? Animacija yra iliuzija, ne? Iliuzijos kūrimas per greitai besikeičiantį tokį statinį vaizdą. Na ir apskritai, animacija yra iliuzija. Tai yra tai, ką mes iš savo galvos nupiešiam, ar tai būtų ant lapo, ar tai būtų ant tekstilės, kaip pamenat, ar tai būtų kompiuterinė skaitmeninė animacija, ar tai būtų 3D animacija, tai yra kaip bebūtų netikra, yra iliuzija. Ir ką darys personažas, jaučia, kaip jūs sugalvosit. Tai terminas kilęs iš animato, tai yra gyvybės įkvėpimas. Tai mes duodam gyvybę savo idėjai. Tai yra tai, ką jūs norėtumėt, gal kažkas tai lanko piešimą, ar lankė anksčiau, mėgsta piešti. Tai va, tokiu būdu, dėka animacijos mes sukuriam, duodam gyvybę savo piešimui. Dabar turiu vis tiek pradėti nuo tokios kaip ir istorijos. Tai istorijos pagrindai, nuo ko prasidėjo, tai pirmas dalykas yra priešistorinė, tai paleolitas, vadinasi judesio vaizdavimas urvų piešiniuose. Tai kaip matot paveiksliukai, tai prasidėjo animacija nuo labai senų laikų. Urvė pieždavo ir su čia ne kreida, o su anglim ir su krauju ir kaip tik tai nepieždavo, bet jau tas iliuzijos kūrimas, jau tas perteikimas, tada nebuvo to filmavimo, tai senais laikais, tai jie perteikdavo būtent piešiniais, ką mes dabar matom paveiksliuką. Buvo dar senų modų buvo, taip vadinasi, tai sukant sukurtas animacijos ožio šuolis. Taip, dar aš čia parodysiu irgi tokią, kad maždaug įsivaizduotumėt ir mes matom, žiūrėdami į šitą piešinį, mes matom, kad čia kaip ir atrodo, kad bėga gyvūnai. Tokiu būdu, mes matom, kad vyksta kažkokia tai animacija, kad judesiai. 19 amžiuje atsirado optiniai žaislai ir pirmas toks tomatropas, vadinasi, tai yra diskas su dviem vaizdais, su siūleliu. Reiškia, matot pavyzdys, reiškia, buvo siūlelis ir buvo toks kartoninis rutuliukas, apskritimas, ir ant vieno būdavo nupiešta vienas dalykas, ant kito kitas dalykas, ir jie buvo susijungę ir automatiškai sukdamasi gavosi tokia animacija.
Toliau atsirado Fenakis kopas, kurį jūs matom, didėja, aš negalėjau, čia gifas buvo, bet nepavyko man jį įkelti. Tai yra judesio iliuzija prietaisas. Irgi jisai sukdavosi ir gavosi, kad žmogutis eina aplink tą apskritimą. Tai va, tai jau animacija buvo sukurta labai senai ir iki pačiol gyvoja ir apie tradicinę animaciją, žinokit, nieks nepamiršta ir vis vien ji yra naudojama. Kalbant apie pirmuosius animacinius filmukus, tai 1906 metais atsirado pirmasis animacinis filmas Blacktownas. Truputį vėliau aš dar papasakosiu apie tam tikros rūšies animacijos ir parodysiu truputį pavyzdžių irgi. Ir bus ir video parodysiu irgi truputį bus. Toliau buvo 1910 metais Elniragių kova. Ir čia buvo Starevičius, atkreipkite dėmesį į pavardę. Ne, Starevičius, tai čia yra lietuviška pavardė, apie jį aš pasakosiu. Tai yra pirmasis lėlių animacinis filmas. Noriu pasakyti, kad praeitais metais per egzaminą multimedininkų buvo toks klausimas būtent apie Starevičių. Nes jūs turite žinoti, kas pirmas Lietuvos animatorius ir kokį animaciją buvo sukurta. Tai egzamino metu teorinės animacijas sudaro, nežinau, visą laiką būdavo apie 30-40 klausimų iš animacijos. Dėl to noriu, kad jūs pasiruoštumėt, Lauryna, jeigu blogai girdi, ateik čia, nes ten jie plepa. Tai bus tikrai nemažai klausimų, dėl to bus ir teorijos. Deja, bet teorijos reikės išklausyti. Tai va, tai Starevičius buvo pirmasis lėlių animacinis filmas, aš jį jums šiandien ir parodysiu. 1928 metais Garlaivis, Vylis, bet čia jau yra Disnėjus, pirmasis animacinis filmas, jau įgarsintas animacija, jau pirma įgarsinta animacija. Kalbant apie, dar grįšiu prie Lietuvos animacijos istorijos, tai pirmasis lėlių animatorius sukūrė 20 filmų. Gražioji Liukanaitė, tai 1912, tai vėliau apie vabzdžiukus. Tai tikrai šitas animatorius yra labai, labai žinomas. Toliau Stasys Ušinskas, 1938 metais jisai sukūrė pirmąjį garsinį lėlių filmų Storulių sapnas. Nežinau, ar matėte, tikriausiai senovinį nematėt, bet gal bus proga paieškoti, pažiūrėti tą senovinę animaciją. Ir modernus projektai, tai animacijos studija 1000 žuvų Artshop. Irgi buvo prisidėję prie animacijos ir pateko į istoriją. Dabar kokie animacijos vaizdavimo metodai? Tai animacijos metodai skirstomi pagal tai, kaip kūriamas judėjimo efektai, kaip kūriamas judėjimas. Tai pagrindiniai metodai, jų bus tikrai čia nemažai. Pirmas yra kadrinė animacija, tai yra frame by frame animacija, taip ir vadinasi, frame by frame. Tai kiekvienas kadras piešiamas atskirai, o peržiūrint juos iš eilės sukuriamas judesio efektas. Piešiama, fotografuojama ir atsiranda animacija. Naudojama kaip tradicinė animacija stop motion, tą, ką jūs jau žinot, tą, ką jūs piešėt, jau išbandėt, tai yra stop motion animacija ir taip pat įeina 2D pieštinė animacija. Tai prie kadrinės frame by frame įeina tokie būdai. Pavyzdžiui, Disney klasikinis filmas, tai Lion King, tikrai žinot, Liūto karalius, ir Snow White, ten, atrodo, kaip apie Mickey Mouse'ą, irgi čia yra tokie pavyzdžiai. Toliau pakadruota animacija, tai stop motion animacija, jau čia yra kaip objektai, lėlės, figūrėlės, tai yra fotografuojami po vieną su mažais pasikeitimais, o nuotraukas paskui sujungiamas ir peržiūrėt greitai. Tai šiandien noriu iškart pasakyti, bus užduota užduotis būtent su stop motion, bet ją atliksim rytoj.
jo, nes mes šiandien neturim daug laiko. Tai užduotis yra pateikta, šiandien turėsit gvildenti idėją, rašyti scenarijų ir rytoj jau galėsim jau kurti jūsų pirmąją, nu jau antrąją bus animacija. Jo. Tai va, tai objektai tikrai gali būti labai skirtingi, parodysiu jums pavyzdžių, kad jūs galėtumėt sugalvoti savo gerą personažą. Naudojama plastelyno, lėlių objektų. Tai tokia tikrai labai įdomus animacijos būdas, kuris naudojamas iki šių dienų. Pavyzdys Wallet and Grow, Coraline, Kubo and String. Tai yra tie pavyzdžiai, kuriuos galima bus pažiūrėti, skaidrės bus įkeltos į Moodle aplinką. Toliau kiti vaizdavimo metodai, tai ketvirtas yra procedūrinė animacija, tai judėjimas, kuris generuojamas automatiškai pagal fizikos ar matematikos principas. Apskritai animacija įeina fizika. Žinokit, kaip bebūtų, bet ji jau yra reikalinga ir aš manau, netgi stojant į animaciją, jau ten tas egzaminas, manau, yra kaip ir matematika, kaip ir fizika, du tokie privalomi. Nes ypač jeigu kalbant apie 3D animaciją, ten tikrai reikia fizikinių tų dėstytojų supratimo, kaip viskas juda. Tai naudojamas specialiuosiuose efektuose, video žaidimuose ir yra pavyzdys, kuris yra pateiktas. Toliau rotoskopija, tai tikri vaizdai perpešimi arba naudojam kaip pagrindinė animacija. Jo, tai gali būti ten realistiškas judesių perteikimas, gali būti ten fono kūrimas. Tai yra rotoskopija, kada jūs ant viršaus dedat, pas mane nežinau, ar bus ten toliau parodyta, vaizdą ir vis perpešėt jį, kad dedant specialų lapą arba, pavyzdžiui, švieslentę, kur mes darėm irgi su švieslente. Aš netgi specialiai nupirkau tokią, kaip ten naudojam tą švieslentę per mūsų tą atvirą, tą integruotą pamoką, tai galėsit irgi pasinaudoti, kas norės daryti pieštinę animaciją. Gerai, toliau motion caption animacija, tai aktoriai atlieka judesius, o jų kūno judesiai fiksuojami specialių jutiklių, kurie perkelti į 3D. Tai čia jau yra 3D kino filmuose, video žaidimuose. Pamenat, mums rodė tą rūbą, kada mes ėjom į animacijos Blond. Jo, atrodo, mes su jumis, ir ten Vilniaus universitetas rodė tokį rūbą ir batus. Jo, jūs kai kurie buvot su manim, kai kurie išėjot anksčiau. Tai čia yra specialus fiksatoriai, kurie apsimauna žmonės ir tada jau 3D animacijas būtent fiksuoja. Tai vat avataras buvo taip sukurtas, paskui galėsim pasižiūrėti, bet kai jau pereisim prie 3D. Aš paskui paminėsiu ir parodysiu, kaip buvo kūriamas avataras. Toliau viktorinė animacija, tai yra animacija kūriama naudojant viktorinius grafinius objektus, kurie nepaprastai kokybiškai keičia dydis. Tai internetinė animacija, reklamose. Čia įeina viskas, kas susijęta su vektoriais, jo, kur perpešimas, kur pešimas, ir mes su šitą vaizdavimo metodu tikrai dirbsim ir turėsit nemažai užduočių. Taip, tai 8 yra twin, tai automatinis perėjimas tarp kadrų, naudojant raktinius kadrus, irgi kaip skaitosi, užpildo judėjimą, kur naudojama Adobe Animation programa. Nežinau, mes šiemet ar naudosim, šiaip aš turėjau tikslą, kad panaudosim tą Adobe Animation programą šiais metais, nes aš ją nenaudojau, bet šiaip neblogas įrankis, kurį mes tikrai galėtume išbandyti visi kartu. Ir kalbant jau apie išvadą, animacijos metodus pasirinkimas, šiaip jisai priklauso nuo kūrybinio sumanimo, nuo technikų, kurią jūs pasirinksit, nuo jūsų galimybių. Šiaip moderni animacija dažnai apjungia kelis metodus. Nebūna taip, kad naudojam vieną metodą. Jų būna tikrai nemažai. Vat irgi nežinau, ar būna, jums kyla įdomu klausimas, o kodėl animacija antram pusmetį?
Kodėl ne pirmam pusmetį? Kodėl iškart negalėjom mes turėti animacijos pamokas? Kodėl? Nu, todėl, kad mes nepraėjom vaizdo technologijų, tų supratimų, kadravimų, bendras, tas viskas, kas yra vaizdo technologijos, labai glaudžiai susijęs ir su animacija. Animacijų irgi reikia žiūrėti kadrų, ne planus, ar bendras, ar stambus, jo, tai irgi čia galioja tos pačios taisyklės ir filmavimo, ir toliau programos jūs išmokot jau montuoti, naudoti efektus, kurias galėsit pritaikyti animacijai, parašyti titrus, viską jūs jau kaip ir išmokot. Ir dabar belieka išmokti animacijos principą, padaryti animaciją ir tą animaciją perkelti į jau premjerą ir ten jau papildyti jūsų animaciją. Arba garsais, arba titrais, arba perėjimais ir taip toliau. Gerai, tai dabar pereisim prie to pirmo būdo, apie kurį aš pasakau, tai yra sustabdyto kadro animacija. Tai kaip jau ir minėjau, ta animacija, kuri judinama mažais žingsniukais, noriu atkreipti dėmesį į žodį mažais, nes jūs atliksit šią užduotį ir turit labai gerai pagalvoti, kaip jūsų personažas judės. Tai mažais žingsniais ir turi būti fotografuojama kiekvienas pakitimas, ne? Tai ranka pasikelia, tai koja, tai kiekvienas freimas turi būti apgalvotas. Tai sudėjus visas nuotraukas nuoseklia seka, pasirinkus freimų dydžius, jūs sukursit judesio iliuziją. Tai va, tai judesio iliuzija, kaip ir minėjau, kas yra animacija, tai yra iliuzija. Tai kalbant apie terminą stop motion, tai jis susijęs su animacijos technika, apie kurią jau prieš tai buvau minėjusi, ir dažnai rašoma su brūkšniuku, bet abu ortografiniai variantai, su ir be brūkšniai, yra teisingai. Tik tai taip, kad jeigu jau taip giliai žiūrėti tą pavadinimą, tai su brūkšneliu turi kitą truputį reikšmę, kuri nėra susijusi su animacija. Ne? Tai įrenginys skirtas automatiškai sustabdyti mašiną ar variklį. Nu taip, ne? Jeigu su brūkšniuku mes taip tiksliai norėsim, jeigu bus toks klausimas egzamino metu, tai tą turėkite omeny. Tas yra svarbu. Tai stop kadro technikos animacija dažnai painiojama su timelapse. Tikrai timelapse tai nėra animacija. Timelapse tai yra filmavimo metodas, ne? Tai kur pajungiam timelapsą, paliekam parai savo įrenginį ir jisai filmuoja tiesiog greitai, ne? Tai va, tai tas yra biški kitaip. Ten natiurmorto gyvybės aplinkos, jo ten fotografuojama, kada auga ten kažkokia tai gėlytė. Tai stop kadro animacija buvo naudojama trumpametražinėse filmuose, tačiau dabar šis būdas kai kurie naudoja netgi aiškinamuosiuose video. Nu tikrai jisai yra paplitęs, naudojamas ir būdų tikrai turi skirtingų. Užduotis kurti tokią animaciją nėra iš lengvų, jeigu norit, kad tai atrodytų tikroviška, ta iliuzija, kad būtų kaip tikroviškas vaizdas. Labai svarbu pagalvoti apie šviesą, apie kameros stabilumą, apie apskritai foną. Tai čia turėsit kūrybinį tokią darbelį, kuris, manau, tikrai jums patiks. Stop kadro animaciją naudojam plastiliną, galim naudoti plastiliną, bet tada taip, jeigu mes įmam plastiliną, tada vadinasi plastilininė animacija, jo, tai ne visoms stop kadro technikos animacijai reikalingos figūros modeliai. Kai kurie filmai naudojam žmonių. Aš parodysiu jums neužilgą filmą, kur mes pamatysim, kur dalyvauja žmogus. Ir būtent tam žmogui, na, aišku, ten yra ir kiti objektai, kurie yra filme, bet gali būti buitinė technika, gali būti daiktai, tikrai jau yra fantazijos reikalas. Kalbant apie istorinį dalyką, tai
buvo kurtas plastilininė animacija Grammy. Tai 95 metais naudojama laisvos formos, tai buvo plastilininė animacija. Trumpai ją parodysiu. Vat, tai kaip matot, čia yra plastilino animacija, viskas kurta iš plastilino ir jeigu čia toliau praskrolinti, tai matom aplinka, visos figūros, tai vat, tai maždaug, nežinau, kelių metų ir žinau, ten buvo kelios serijos dar mano laikais, aš žiūrėjau čia Gumblį, jo, tikrai pamenu šitą multfilmą, net tada net negalėčiau pagalvoti, kiek čia laiko iš tikrųjų užtruko. Aišku, čia buvo didelė komanda, darbas didelės komandos, bet kaip bebūtų, nors ir didelė komanda, vis vien, metus, du tai užtrunka. Jo. Toliau kita technika, kuri buvo irgi televizijoje transliuojama, tai yra The Moonins, tai 79 metais. Čia buvo jau iš medžiagos, kaip matom, iš paveikslėlių. Video aš neradau, taip kad įkelti. Tai vat nuotrauka ten, kaip matote, tekstilinė, jau naudojama medžiaga ir viskas iš medžiagos buvo iškerpama, susiūta ir naudojama sustabdyto kadro tokia animacija. Toliau televizijoje atsirado Alisa stebuklų šalyse, tai čekio filmas, kuris top kadro animacija apjungia tikras aktorius ir lėlės. Tai lėlė Alisa, kuri buvo kaip gyva. Tai čia irgi buvo naudojama stop kadro technika, bet jau integruota į filmą. Sekantis dar viena tokia asmenybė išgarsėja tarp plastilininės animacijos Nick Spark, tai jau 2005 gavo Oskarą už geriausią animacinį filmą. Tai va, tai irgi plastilino, bet jau toks lygesnis gal, negu buvo prieš tai, jau daug tokių ir smulkių elementų. Irgi video neturiu. Pradedam kalbėti apie Disneyų, tai Disney studija taip pat eksperimentuoja ir jūs apie tai žinot, nes rugsėjai buvot susitikę su, šiais metais aš buvau, ne, aš praeitais metais dariau. Ne, čia praeitais metais buvo atvažiavusi iš Disnėjaus dėstytoja, pasakau. Mano vyro pusseserė baigė Disnėjų ir ji ten dėsto animaciją. Ir daug metų prašiau ją atvykti arba per Teamsus susijungti, bet tai neįmanoma per Teamsus, nes ten laiko juosta yra labai mūsų didelė, tai praeitais metais pagaliau pavyko ir jie atvyko pas mus, aktų salė, tikrai buvo pakviesti visi multimenininkai. Ir ji rodė darbus ir pasakojo, kaip vyksta gyvenimas, tai Pixart, jo ir Disney, tai Disney'is nupirko Pixartą, Disney'is turi savo universitetą, kur ruošia savo darbuotojus. Prasme, Disney'aus universitetas, ir ten juos mokina, jie dirba Disney'aus labui, kūrė animaciją, praktiką atlieka Disney, irgi kūrė kas sustabdyto kadro, kas pieštinė, kas 3D, tikrai ten yra labai, labai platus pasirinkimas. Ir jį dėsto sustabdyto kadro ir skaitmeninė, bet ne 3D. Tai va, nors 3D noriu paminėti
tas, kas labai mėgsta Blenderį, tai noriu paminėti, Disnėjus naudoja Maya. Jo, jie naudoja Maya, jie naudoja iliustratorių, jie naudoja, kitaip tikriausiai ir būti negali. Jie negali, tokia didelė kompanija negali naudoti paprastus nemokamos atviro kodo, pavyzdžiui, Blenderį arba DaVinci, kuris gali lūžti ar dingti kada nors, ne? Kas nors jį ten pokrekins ir jis dings. Tai jie savo tokio dalyko neleidžia, dėl to jie naudoja tik profesionalias programos jau daug metų. Ir dėsto jį sakė, kažkiek tai jį turi to Majos dėstymo, bet mažai, jį daugiau orientuojasi į pieštinę. Tai buvo parodžiusi savo studentų darbų, nežinau, ar pavyks man rasti, tai ten labai yra prabangus, gerai apmokamas sustabdyto kadro animacija. Ji turi savo įmonę animacijos ir piešimo, tai daro iš molio. Jie kūrė animaciją iš molio, gauna užsakymą ir metus, 2 jie kūrė tą animaciją. Čia yra labai ilgas procesas, bet užsakovas visą laiką laukia, tai šiaip jie sako, dažniausiai per metus jie dviese įmonėje dirba ir iš molio kūrė man labai keistą animaciją. Mes pripratom prie 3D, prie gražios, ne, tai kažkaip mūsų akis taip, o ten yra tokia molio. Aišku, matosi, kad darbo daug, bet jau čia mėgėjiška, ta prasme, ne kiekvienam patiks. Tai va, tai truputį papasakoju apie Disnėjų ir noriu pasakyti, kad yra netgi toks darbas animacijai, kaip trintuko turėtos, kaip čia pasakyti, tai yra žmogus, kuris atsakingas už trintuką, kuris ištrina nereikalingas, arba ten, žinot, kaip dailininkas piešia. Tai va, tos nereikalingos jisai ištrina ir nupiešia gražiai kontūrais. Taip, netgi toks, ten yra tokios pareigos, kuri atlieka tokį darbą. Tai vat Mickey Mouse, tikrai galbūt kažkur tai girdėtas, tai buvo pirmas toks epizodas sustabdyto kadro, kur naudojamos lėlės ir buvo sukurta Mickey Mouse animacija. Toliau irgi buvo čia Disnėjus, gal kažkada tai matėt, King Kongas, laikomas legendinė tarp modelinės animacijos. Šiaip iki pačiol, nes ten tikrai daug modeliavimo buvo ir reikia man pabandyti paieškoti, gal kažkur tai rasiu, kad jums vaizdiškai parodyti, kaip prieš tai rodžiau. Įdomiau, ne? Gerai, ir toliau mes priėjom prie lietuviškos animacijos, tai Ladislavas Starevičius, pirmasis pasaulyje panaudoja lėlės filmuose. Tai jis buvo šiaip lenkų kilmės, ten žinokit, jeigu taip paklausyti, ten sekančiai skaidrė bus video, ten neaišku, jisai ir Lenkijos kilmės, tačiau ilgą laiką gyveno Lietuvoje, paskui jis kūrė Prancūzijai, o paskui iš tikrųjų jisai iš Maskvos, žodžiu, kaip viskas čia labai neaiškiai, bet mes skaitom, kad jis mūsų yra Lietuvos animatorius, buvo autorinės animacijos šalininkas, viską nuo scenarius iki lėlių kūrė pats vienas. Tai va, tai čia yra trumpai, galbūt kažkur, tai čia pasakojimas yra, bet aš jo nenorėčiau visą žiūrėti. Sakau, jisai kažkur tai gimė ten, paskui atsirado ten. Tai va, jis padarė tokią animaciją iš vabzdelių, tai sustabdyto kadro, ir buvo pirmoji tokia animacija, kuri buvo tokia istorinė.
kuris žiūrėjo ir aš visą nerodysiu, keliausim toliau. Toliau Nirutina, irgi tai yra Lietuvos, sukurtas 2008 metais, top kadro technika ir gavo sidabrinę gervę apdovanojimą. Ir jie irgi pažiūrėsim, neilgai, nes jis ilgas gan, tai pažiūrėsim. Gerai, tai skaidrėse bus tas filmukas, jeigu bus įdomu, pasižiūrėkit, nes vis tiek gan ilgas 15 minučių, tai va, 15 minučių, tai va, tai sustabdyto kadro animacija naudojama filmavime, ne? Tai va, tai irgi labai fainas dalykas. Taip pat istorija, aišku, norėčiau, kad jūs apie tai truputį pasiskaitytumėt, nes, kaip minėjau, tai yra labai svarbu, aišku, Wikipedijai yra labai daug informacijos, ten plačiausiai, daugiausiai informacijos jūs galit gauti. Dabar kai kurioms grupėms darau tokią užduotį su istorijos perteikimo ir skaidrų kūrimą, bet jums tikrai neduosiu, o iškart pereisim prie užduoties, apie kurį mes darysim rytoj. Tai šios užduoties apskritai tikslas, kad jūs išbandytumėte tą techniką ir patobulintumėt gal žinias, kurias jau turit, nes jūs jau žinot ir pamenat, kaip buvo su tekstilė, ne animacija. Tai čia truputuką bus kitaip. Čia nebus peštynės, čia peštynė yra truputį prie kito metodo skaitosi. Čia bus lėlių, modelių, nežinau, ką norėsit, tą galėsit panaudoti. Lego, tai sakau, jūsų pasirinkimas. Tai čia, taip, dabar yra, man atrodo, čia yra trumpas, aiškiai. Čia trumpas pats. Iš Starevičiaus rekomendacijos.
Iš plastilino galima sukurti vabzdžiuką. Reikia turėti namelį, ane? Nebūtinai, bet geriausia. Telefoną, programėlę. Ir kiekvieną žingsnį fotografuojam. Mažais žingsniais darant. Ir apie greitį jo reikės dar pakalbėti. Aišku, pritaikymas ir garso takelio. Vat. Tai tiek šiandien buvo teorijos ir dar kartą noriu pakalbėti dėl mūsų užduoties. Tai jūs jau visi esate naujam kurse, kursas vadinasi animacija, tai galit prisijungti prie jo. Tai teorinių pamokų, kaip bebūtų, bet bus 55 maždaug, tai teorijos nebus labai daug. Kokie rezultatai šio mokymosi modulio, tai jūs turit žinoti būtinai apie animaciją, apie kompiuterinę įrangą, kurią galima naudoti animacijos, kuriant, taikyti animacijos kūrimo ir redagavimo technologijas, taikyti animacijos formatus irgi žinoti, kaip, pavyzdžiui, gifai daromi arba kiti dalykai. Be abejo, režiserinė kadruotė, tai kaip piešiam kadruotės, tai noriu parodyti maždaug kaip mes su mokiniais kūrėm kadruotės, tai kadruotės dažniausiai piešiamos yra kiekvienas fraimas, kaip bus, kokia bus animacija, būtinai reikia tai padaryti, nes paskui galėsit pasimesti. Gerai, tai aišku, dabar stabdyto kadro, tai truputuką bus viskas kitaip. Taip, tai dar noriu paminėti, kad galima naudoti Lego animaciją irgi šitam darbui atlikti, kas dar turit žaislų, tai dar prireiks, kaip sakant, šiai užduočiai atlikti. Tai dabar aš parodysiu jums vieną video, man asmeniškai jis patinka. Čia, aišku, yra žmogus, kuris pasakoja apie savo darbą. Iškart noriu paminėti, kad Lietuvoje yra veikėjų, kurie renka Lego ir daro namie sustabdyto kadro. Aš neseniai mačiau Facebook'e, pirko daug Lego žmogus ir jis buvo parodęs, ta prasme, kiek jisai turi ir jisai būtent daro animaciją, čia Vilnietis. Tokių tikrai yra, nes užsakymų yra nemažai. Tai aš jūs dabar be pertraukos laikau, įsivaizduokit, kad jūs dabar universitete ir studijuojam 1,5 valandos, ne? Tai vat, viena para, 1,5 valandos. Tai išleisiu jūs į pertrauką po šito video ir po užduoties analizavimo, gerai? Ir tada galėsit pailsėti truputuką ilgiau negu 10 minučių, jau galės 30 minučių pailsėti. Ir tada po truputį reikės ruoštis, aišku, eisim mes 12, ne. Po pietų 12:20 išeisim iš mokyklos, jo, tai man reikės ir parašų jūsų, tai vien žodžiu. Dabar toks rimtas dalykas, paskui biški pailsėsit. Tai dabar pasižiūrėkime anglų čia kalba, bet labai fainiai viską papasakojo ir duoda netgi patarimų.
Tas labai svarbu atvėsai. Rata 15. Tai čia labai svarbu, nes jūs irgi šitą programą dirbsit. Nes fokusavimo kartais nebūna.
Gerai, tai iš tikrųjų labai daug apie Lego yra video. Tai čia mintis, gal kažkas tai norės daryti naudojant Lego. Tai užduotis skamba taip. Sustabdyto kadro animacija, jūs turėsit parsisiųsti, bet aš manau, kai daug kas turi Studio Motion Animation programą, čia iš praeito karto, kur mes instaliavom, tai ją turėtume turėti. Dar rasti Stickbot Studio 0 irgi aš bandžiau, bet vis dėlto šita yra geresnė ir patogesnė naudojimui. Tai šiandien jūsų užduotis iki 12 valandos sugalvoti istoriją, sugalvoti personažą, tai parašyti trumpą scenarijų dėl savęs, ne dėl manęs, o dėl savęs, kad būtų jau aišku, ką jūs rytoj darysit. Tai turi būti kas veikėjas, kas jis toks, ne, turi būti sugalvota aplinka. Tai pagalvokit, galbūt kažkam tai reikės dar, nežinau, popieriaus ten ant stalo, ten ir aš vietą, kur daryti tą animaciją, ten prie Otilijos arba dar labai geras, man labai patiko tokia idėja, kas turit laptopą arba prie savo kompo, įjungiat kažkokį tai foną, įsivaizduojate, ne? Ir, aišku, reikia kokią aukštesnę ar knygų padėti, ir tada fonas bus pas jūs, nežinau, koks nors ten sugalvosit, ir tada jūsų žmogeliukas. Labai, labai gerai irgi išeina, bet reikia sugalvoti, ką jis darys. Netiks, kad jis tiesiog eis. Netiks. Turi būti konkretus veikėjas vienas ar veikėjai keli, kokia bus aplinka, kokių laikų, nu, aišku, čia taip, ar čia naktis, ar čia diena, bet čia ne taip svarbu. Ir situacija, kokia situacija, kas atsitiks, kas bus su tuo personažu ar su tais personažais, kokia bus pabaiga, ne? Norėčiau iškart nuo tokios istorijos. Gal galėtų būti konfliktas, gal galėtų būti, nežinau, meilės. Kaip tik dabar bus vasario 14. Gali tai irgi pritraukti prie šitos šventės, nu, netgi su stop motion sugalvoti sveikinimą. Čia labai, labai reikia, nu, fantaziją lavinti, kad būtų ir naudinga, ir įdomu. Taip pat būtų neblogai pritaikyti garso takelį. Tai paskui, kada jūs sukursit animaciją, jums reikės perkelti į Premierą arba į DaVinci, ne? Kaip minėjau, mes su DaVinci pradėsim dirbti. Tai kaip jūs jau norėsit ir tada įkelti garsą. Gal ten toj programoje irgi galima, bet paskui kažkaip neišeis parsisiųsti. Tai va, tai dėl to geriau jau rimtoje programoje padaryti. Čia yra truputį pavyzdžių, nežiūrėsiu dabar, jūs pažiūrėkit patys, čia šitą reikia ištrinti, tai vat, čia yra peštinė, nu ne peštinė, čia iš popieriaus, šiaip įdomu irgi, kad pavyzdžių, aš tai tikrai daug turiu tų pavyzdžių, tai mes pavyzdžiui kažkada tai netgi kūrent trumpametražinį filmą mes panaudojom sustabdyto kadro intro sukurti. Tai čia paprastas baltas maišelis. Čia yra smėlė nuotrauka, ne mūsų nuotrauka. Čia, aišku, buteliukas buvo piešiamas ir tiesiog mes darėm iš to balto maišiuko ir gavosi kaip jūros ošimai. Nu, tai vat sakau, čia galim panaudoti tą sustabdytą kadrą daug kur. Tai va, tai paskui aš surasiu dar vieną animaciją, kur buvo padaryta tikiuosi aš ją turiu, čia, iš popieriaus, labai gražiai. Gerai, tai va, tai pagalvokit patys, čia truputuką yra apie užduotį, dar galit pasiskaityti ir yra pavyzdžių dar daugiau. Ir programėlę, kurią galite parsisiųsti. Bet, sakau, čia šiaip, man atrodo, paaiškinta, gal yra UŽTP grupės, norit pažiūrėti? Yra, jie jau padarė. Jau mes padarėm. Tai ką noriu pastebėti, nu, vat, kad pas jūs nebūtų irgi tokių, matosi, kad biški su šviesa yra.
Matosi, ne, per akis netgi marga. Tai šiaip neturėtų būti taip, turėtų būti tolygus apšvietimas ir žiūrėkit, kad kamera nejudėtų, nekeistų padėtį ir kad apšvietimas, kad nebūtų jūsų rankų šešėlių, bet čia buvo tokia technologija, Evaldas pasirinkęs, aš nepasakysiu, kokią technologiją jis pasirinko, kad jūs nepakartotumėt, nes sustabdyto kadro animacija tai yra fotografavimas kadras po kadro. Gerai, tai toliau Ilonos. Čia jau va. Tai jau, va, tokia, va, istorija, ne, pasakojimas. Gerai, gerai, gerai. Čia ir matot, ir ne tik lėlių, ne, bet čia yra ir popierių sugalvota, ir tekstas parašytas, tai va, tai jums čia. O su danguolė mes valgėm. Va, va, čia buvo maistas. Tai va. Tai ar turit man klausimų? Dabar pirmas klausimas. Ar viskas aišku? Ar neišsigandot naujo modulio? Gerai, puiku. Tai tvarkoj. Tai tada dabar pertrauka. Aš sustabdau įrašą. Mhm.